dalykai, kuriuos tu esi girdėjęs gyvenime ne kartą ir iš ne vieno žmogaus, ir iš ne vieno leidinio, jie yra labai svarbus, jų tu esi girdėjęs ir girdėjusi labai daug savo gyvenime ir dar išgirsi. Mano galva, čia labai paprastas, labai banalus dalykas. Nenorėk atsidurti situacijoje, kada tu save žiauriai keiksi. Žiauriai keiksi. Paskutiniai žodžiais tik dėl to, kad kažkada nepasinaudojai prezervatyvų. Ir kada nors kur nors išgėręs ar išgėrusi, tiesiog pagalvoji, kad nieko nebus. Gali po to labai graužtis. Visą likusį gyvenimą ir jo gali būti likę nedaug. Mano, vadinkim, kartu žmonės pradėjo negražiai daryti, tai tokios pasiūlos kontracepcijos priemonių nebuvo. Tai buvo vienintelė kontracepcija, buvo nutraukti lytiniai santykiai, nes nieks net ir nematė, kaip atrodo prezervatyvas. Sovietmečiu, aš atsimenu, klasiokas vieną kartą parodė, sovietų gamybos prezervatyvas buvo kažkaip baltas. Tai bijojom, mes visi bijojom. Bijojom, kad mes galim per anksti tapti tėčiais, o dar labiau bijojom, kad apie tai sužinos mūsų tėčiai. Ir tai buvo tikrai ne kas buvo. Tuo labiau, kad tais laikais buvo ne truputį, o gerokai puritoniškiau neva tai žiūrima į jaunų žmonių anksčiau negu įprasta pradėti lytinį gyvenimą. Aš manau, kad daug kas pradeda lytinį gyvenimą 16 ir 17 metų. Ir aš neturiu teisės pasakyti, kad tai yra blogai. Tai va, jeigu jautiesi, kad tau per anksti būti mama ar tėčiu, tai tiesiog pasinaudok kontracepciją. Paprasta kaip įsikišti 2 pirštus į burną ir sušvilpti. Jeigu kas moka. Aš nemoku. Yra daugybė ligų, kurios nėra populiarios, taip sakant, kurių žmonės nelabai pažįsta. Ir čia nėra taip, kad aš jas visas persvargu ir aš jas žinau dėl to. Aš tiesiog šioks toks medikas ir farmaceutas. Čia vienas iš mano daugybės hobių. Tai yra visokių bjaurybių, kurias galima pasigauti. Ten ir chlamidiozė, ir jeigu yra su kraujais dirbama, tai ir visi įmanomi hepatitai, taip kad čia yra nedaug dievė. Todėl nesisaugoti yra labai kvaila. Labai žiauriai kvaila. Tiesiog tai yra beprotybė.